Parodys, kas su ta lemputė man gavus diodinė. Mėginau taisyti pirmą kartą. Išgirdęs, ką galim sutaisyti. Tas gaubtas nusim nesunkiai. Suškišus su atsuktuvėliu kokiu. Nu ir buvo man 4 perdegę. 4 neveikiantis diodai čia iš tos visos krūvos. Jie paprasčiausiai matos būna taškiukai, jau ant tų diodų būna tokie taškiukai atsiradę, tai greičiausiai tie ir neveikia. Taip ir buvo. Tai juos reikia pašalinti, nuimti tos neveikiančius, nulupti. Atsukęs tos 2 varščiukus iš antros pusės pašildžiau, pakaitinau su žiebtuvėliu ir užkišęs lengvai nulupau. Bet paskui kitus 3 nei aš šildžiau, nei ką su atsuktuvu užkišęs tink ir su peiliuku kokiu ir nušokdavau šalin. Ir ten yra tada, kur jie priklijuoti, toks tarpelis, dabar nesimato, čia jau šalin pas mane. Dirbau visokiais būdais, kad tą tarpelį reikia pašalinti. Nu, nebūtinai jį vis pašalinti, bet kad sujungt, kad būtų sujungimas, kad srovė pratekėtų per tą tarpelį. Tai visokiais būdais bandžiau jį pašalinti. Rodė, YouTube radau, kad prisidrožys su švitriniu nuo pieštuko grafito. Grafits praleidžia elektrą, užbarstai ant to tarpelio, ant tos vietos ir su lipne juosta priklijuoju. Na, aš tai pabandžiau, nieks nesigavo, blikteldavo ir sučirkždavo ir nebešviesdavo. Tada bandžiau sulituoti. Nu, gavos tokia negražiai, pas mane nemoku gerai lituoti, bet jau bliktelėjo, vėl neapšvietė. Da paskui pabraižiau su atsuktuvu. Dar palitavau, biškį prikibo tas lydmetalis šiek tiek ir dabar, nežinau kiek jinai išvies, bet lemputė visi veikia, šviečia gerai. Šitas užsidės be problemų, užsisuks, biškį pasuksim, jeigu kas klijų dar galim uždėti ir